Ar čia buvo grupė? Buvo patys pažeidžiami. Buvo 33 buvo pirmas paklojimas prastų akmenų. 39 pradėtas tašytų akmenų grindinys tiesti, užėjo rusai, sustabdė. Toliau Kauno gatvė, grindinys tašytas, Kęstučio aikštė, tašytas Gedimino gatvė, tašytas Vilniaus gatvė, tašyti akmenų, buvo grindiniai. Viskas. Juos tik reikia pakelti, ištraukti ir sudėti senamiestį. Jeigu šis senamiestis yra saugomas, tai reikia saugoti grindinius ir palikti viską maždaug priderinus kaip yra. Tai ir bus senamiestis. Kuo Ukmergė galės pasididžiuoti. Jeigu savivaldybė ir priešinasi tada akmenų sudėjimui senamiestį, nes mato šitą pavyzdį. Nu jo, tada sako, tie paveldosaugininkai, jie kvankštelėje yra. Tai tu nežinai, koks čia mitingas buvo, kai čia buvo atvažiavę. Mitingas, koks čia buvo. Tai jie išlupo senus akmenis ir juos atgal. Atseit pertvarą. Nu tai komunikacijos keičiamas. Ne, nu kai buvo, žinok, sudėtas naujai, jis gerai atrodė. Geriau, ne? Kaip jūs čia apsilankėte Ukmergėje? Dirbate visai kitam krašte prie... Aš dirbu Klaipėdos teritorinio padalinio vedėjų kultūros paveldo departamento ir tiesiog aš sužinojau tokią informaciją, perskaičiaus laikraštį apie grindinio problemas Ukmergės senamiesčio ir sužinojau iš pažįstamų, kad jie dedamas tas grindinys geltonos spalvos, lygiai taip, kaip buvo sudėta Basanavičiaus gatvė Palangoj. Tai aš tuo metu nedirbau, kai Palangoj buvo šitas sprendimas pasirinktas su tais baisiais geltonais šviestuvais. Tai smalsumas mane kankino, nes aš dažnai važiuoju Ošvyje Alantoj pro Ukmergę ir visada žaviuosi Ukmergės senamiesčiu, nes jis vienintelis Lietuvoje, kurio nesudarkė prekybinių tinklų bumas ir pagrindiniai prekybos centrai išdėstyti miesto pakraštyje. Aš visiems pasakoju apie šitą nuostabų stebuklą, nes daugiau nieko panašaus nėra. Visur kitur tie centrai suvaryti į miesto patį vidurį ir žlugdo visą smulkų vidutinį biznį ir sugadina miesto architektūros. O Kaune praktiškai bažnyčia šventoriai padaryta. Tai šitas Ukmergės žavesys mane traukė nuo jaunystės, kiek aš atsimenu. Ir dabar aš, kai pamačiau šitą geltonas plyteles, tas baises, aš man galvoj netelpa, kaip galėjo žmonės atsakingi už miesto architektūrą, kaip galėjo miesto vyr architektas ir mano kolegos paminklos-saugininkai, kaip galėjo tokį sprendimą suderinti. Čia yra nesąmonė. Tai yra visa Ukmergės žavesį, visą jo istorinį koloritą, tai yra tai, kas yra būdinga tik Ukmergei, tai kas yra labai gražu ir puikiai išlikę, tas granitinis tašyto akmenų grindinys ir netašyto akmenų grindinys, kuris iš dalies dabar uždengtas asfaltu, kaip puikiai atrodytų jie atidengus. Ir staiga matau šitą baisę geltoną spalvą ir šaligatviai geltoni, ir spalvų kokofonija, kažkoks mišinys. Man atrodo, paklausus dailės mokyklos moksleivių, paklausus apskritai moksleivių Ukmergės, ar jiem tai patinka, aš manau, kad dauguma moksleivių pasakytų, ne, tai negražu, nepatinka. Ir tai turbūt būtų pats geriausias matas. Ir šiaip miesto valdžia turėtų tarti su gyventojais prieš darydama tokias nesąmonės. Ir čia yra tas baisusis ES pinigų poveikis, kada staiga mums iš dangaus nukrenta didžiuliai pinigai, visi jos puola įsisavinti, aišku, matyt, valdžios pažįstami dirba tose statybos įmonėse, laimi be abejo konkursus ir va čia atsiranda šitas blogis, kada geras dalykas ES parama staiga išvirsta tuo, kad mes, kaip maži vaikai su degtukais, užuot laužą susikūrę ir valgyti, išsivyrę, mes namus padegam. Tai šitas geltonas plytelės man yra Ukmergės senamiesčio padeginėjimas ir žalojimas. Kaip tuos gyventojų interesus suderinti su paminklosaugininkų interesais? Labai paprastai, savivaldybė gali kurti patariamąją tarybą prie vyr architekto, prie kultūros skyriaus, kur pakviesto žmonės, kuriem rūpi senamiestis, kurie gyvena senamiestį, kurie verslą daro senamiestį, turi parduotuvės ar nuomojasi ten patalpas, pakviesti iš jų tuos, kurie nori. Rinkitės vieną kartą per mėnesį, pasvarstykim senamiesčio klausimus, pasvarstykim spalvas plytelių, grindinio klausimus, fasadų klausimus ir kitus dalykus. Taigi tai labai nesunku. Padarykim apklausą gyventojų, išnešiokim 1000 lapelių, grįž 100 lapelių, bet tai bus tie žmonės, kurie suinteresuoti, jie parsakys į klausimus.
patys ta iniciatyvinės grupės gali kurtis ir valdžia tai gali raginti ir privalo šiaip valdžia bendrauti su savo žmonėm. O dabar aš garantuoju, kad valdžia atsakytų, kad Vienuolyno gatvės derinimas buvo su visuomenė ir nebuvo įsakyta jokių pastabų. Na tai ką jie vadina derinimu su visuomenė, parašyti. Buvo išlaikytos privalomas procedūros. Tai derinti su visuomenė vakarų Europoje, tai yra išdalinti, įmesti gyventojams į dėžutės lapelius ir ne vieną kartą, kad mes norime daryti jūs kaimynystėje tą ir jeigu jūs turit pastabų, prašom ateiti arba parašyti elektroniniu paštu. Tai čia yra vakarietiškas požiūris, pas mus yra sovietinis kažkoks požiūris. Kas ateis, jeigu ateis ir tas ateimas yra kviečiama mažom raidytėms skelbimėlė kažkokiam laikraštį, kurio nieks neskaito. Tai taip, ir be abejo žmonės kviečia taip, darbo dieną. Tai čia yra sąmoningas, čia yra imitacija, čia yra žmonių apgaudinėjimas, iš esmės tai yra mulkinimas ir tai yra didžiulė gėda ne tik tai Ukmergės savivaldybės, bet ir viso Seimo, kadangi šitokia neeuropietiška, nevakarietiška nuostata iki šiol įstatymuose nepataisyta ir suteikia nesąžiningai valdžiai galimybės, nesąžiningiems statybininkam, projektuotojams manipuliuoti, neva tai su visuomenė suderinant.